Kadangi turiu Apple Watch'ą su esimu, telefoną palikau namuose, bet kažin ar kažko pasigėsiu. Alio, Arnoldai, labas. Labas, Liukai, kur esi veiki? Aš jau Vingyje, tu čia? Ai, gerai, ateisiu tuoj. Gerai, pasimatom. Taip, jisai Vingio parke prie estrados, aš ten jau buvau. Pasirenku. Aha. Gerai, 8 minutės. Einam? O, pasukti kairę ir pereit per tiltą. Puikiai. Kažin lis ar nelis? Tuoj patikrinu. Neturėtų. Pertikrinu. Nelis. Nebetoli reikia parašyti žinutę, kad greit būsiu. Taip. Aha. Nebetoli. Puikiai. Išsiųsta. Einam toliau. Hei, ašgi turiu Apple Pay. Užsuksiu. Ir nereikia jokios piniginės. Labas. Labas. 4000 žingsnių. Nemažai. Pas mane 5000 pariedėjimų. Aš žinau, kad man pulsą tai matuoja normaliai. Gerai, kad nebuvo tokio blogo, kad iškviestų greit. Jeigu ką yra SOS funkcija, tai iškviestų. Jeigu būčiau parkritęs. Tai kaip tau patiko? Gerai, lengvas kišenis, nereikia telefono, nespaudžia šortai. Man jis ir ant rankos labai lengvas. Susimokėti nereikia piniginės, klausyti muzikos nereikia grotuvo, paskambinti nereikia telefono, orientuotis nereikia žemėlapio ir navigacijos ir Orus nereikia tikrinti. praktiškai gydytojų nebereikia. Ir tai, kad gali atsiliepti, nekišdamas rankų į kišenę. Aš manau, kad ten, kur sportuoju, galiu pasimti laikrodį ir telefoną palikti namie. Gera idėja. O kodėl tik tai sportuoji? Nes ypatingai tada telefono svorio nesijaučia. Man tai labai patinka, kad gali šiaip telefoną palikti namie dėl to, kad esi žioplas. Ir turėsi visą ryšį ir nebereikia Būna. grįžti atgal. O nes man tai sportuoti nelabai patinka, tai man atgal 4 aukštą reikia bėgti pasiimti telefono. Dabar galiu išeiti ir nebebėgti atgal labai gerai. Tas tiesa.